Na, o dabar griebsimės apvalinimo. Žemiau pateiktas populiaraus vaizdo įrašų peržiūrų skaičius. Kaip manai, populiarus tas vaizdo įrašas, jeigu štai turi tiek peržiūrų? Yra ir populiaresnių, ar ne? Suapvalink šį skaičių iki milijonų ir užrašyk standartinę išraišką. Iki milijonų. Tai kiek čia dabar tų milijonų bus? Nežinau, ar tu atsimeni, bet buvo toks populiarus televizijos žaidimas, sakė 6-0 milijonas. Labai lengva už tai prisiminti. Milijonas yra štai šis skaičiukas, čia yra milijonų skyrius. Ir mes apvalinsim už šio skaičiuko, pas mus yra 7. Tai yra daugiau už 5. Todėl mes apvalindami šį skaičiuką padidinsim. Tokios yra apvalinimo taisyklės. Taigi gausime, kad čia yra apytiksliai lygu 463, skaičiukas didėja milijonais. 463 milijonai. Štai tiek. Va čia yra milijonų klasė. Suapvalinom, bet mūsų prašo užrašyti standartinę išraišką. Standartinė išraiška yra tada, kai mes tiesiog rašome vieną skaičių prieš kablelį, tada dedame kablelį, tada žiūrime. Va čia atsirado kablelis va šitoj vietoj. Tai per kiek vietų jisai nukeliavo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per 8 vietukės. Taigi čia yra 4,63 padaugintas iš 10 aštuntųjų. Iš 10 aštuntųjų. Viskas. Užrašiau standartinę išraišką ir uždavinuką išsprendžiau.